Labas rytas. Šiandien su daug mantos bandysiu su dugninė pagauti šapalą. Judu dabar prie upelio, prie upės gal labiau. Nėra tokia menka ta upė. Tai šiandien mano tikslas yra pagauti šapalą. Gal ne tiek kiek pagauti, tiesiog pasėdėsiu, pažvejosiu, pažiūrėsiu kokie rezultatai. Šiaip įdomu visai jau pažvejoti, nes ganėtinai tikrai seniai buvau ir ypač ant dugninės. Tikrai labai seniai. Aš daugiau negu pusę metų su spinningu biškį žvejojau šiaip. Buvo ir kibimų. Paskui tą temą pratęsim, pakalbėsim, kaip aš ten pagavau ir upėtakį pagavau. Tai žodžiu, gerai, judam. Ką, panašu ganėtinai neblogą vietą. Gal biškio saulė krenta, bet nieko. Čia gal pabandysiu. Šiek tiek gal su užmetimu bus sudėtinga, bet nieko baisaus. Ir žodžiu, bandysiu ant ten mesti. Tiesiai taip. Su užmetimu jo. Šiek tiek sudėtinga bus tikrai, bet ką padarysi. Ok, bandau tada imtis daiktus ir ruoštis. Tai vienai netyčia, vienam koteliui užmiršau beždžionėlę pasiimti. Šitam pasiėmiau, šitam nepasiėmiau, bet nieko baisaus. Teks labiau žiūrėti tiesiog į galūnėlę. Ką jau padarysi. Ok. Susijungiu meškeres. Tada eisim prie masalų žiūrėti. Nes šiaip žvejosiu ant kukurūzų. Nu va, pagaliau paruošiau meškerytės, uždėjau sistemėlės tam tikras. Čia, man atrodo, inline vadinasi, žodžiu, va tokia ta sistemėlė. Pabandysiu vienas kabliukas užsimesti, o kita ten, žodžiu, net nežinau, kaip vadinasi, bet pabandysiu parodyti jums. Žodžiu, kažkokia tokia. Nežinau, kaip vadinasi, žodžiu, čia slankiojant jinai. Kabliukas irgi vienas. Tiksliai numerį nežinau. Antro dydžio kabliukas. Tai nežinau, gal net per didelis biški. Šiaip tikiuosi, kad ne per didelis, bet yra šiaip šansas, kad taip yra. Jo, tai dabar einam prie masalų turbūt. Jau čia kaip ir viskas paruošta, super. Ganėtinai greitai apsisukau. Tai pašaro kažkokio tokio turiu. Čia užsilikęs iš praeitų sezonų, iš vis karosui, lynui. Tai nežinau, ar geras pasirinkimas, bet manau, vis tiek pašaras, tai tikiuosi, kad vis tiek pritrauks kokią žuvytę. Vienaip ar kitaip. Gerai. Kam? Pilamės vandenuką, sumaišysim ir žiūrėsim. Matau, visko yra tam pašare. Jo, ir kukurūzų yra, tai šiaip realiai gerai. O jeigu ką, tai tiesiog būsiu pašėrę žuvytas, nes vis tiek tas pašaras toks susilikęs ir nelabai čia naudojamas. Tai kas valgys, kas nevalgys. Gerai. Dabar kur čia patogiau? Čia gal visai nieko. Taip. Irgi svarbu neįvažiuoti vandenį.
Gerai. Oi. Slysta. Gerai. Žiūrim, ką turim. Kvapas šiaip geras. Gan aštrus. Nu ar gerai ar blogai čia upinį žuvį. Dar gal biškiuką reiktų vandenuko, bet jau labai mažai. Nu, bandau mestis, žiūrėsim kaip čia bus man. Gerai. Ganėtinai atrodo neblogai, šiaip nežinau. Gal bus gerai. Čia biškį to šagas iš tikrųjų gan trukdo taip neblogai. Tai šiek tiek sudėtinga yra kažką labai patogiai užmesti kaip nors. Abi dvi meškeres susimečiau. Viena gerokai toliau yra negu šita. Ten vos ne prie anų šatrų. Realiai ganėtinai neblogai užsimetė. Dabar belieka laukti. Palauksim. Šiaip paskui eisiu pasižiūrėti gal kur kitą vietą, kad būtų tiesiog patogiau, nes tikrai nėra gan komfortiškai šitoj vietoj. Ir iš užmetimo pusės, ir iš tai, kad biškį saulė dar spigina priešais. Tai jau, ką, dabar atsisėdu ir sėdėsim, lauksim. Taigi, prabuvau jau apie 1,5 valandos. Kibimo kaip ir nesulaukiau. Pabandysiu pakeisti vietą jau. Ganėtinai jau vis tiek ilgai prabuvau. Sakiau, kas 2 valandas, bet šita man vieta kažkaip, nežinau, nėra, kad labai patiktų. Susiradau dabar tokią... Kibimas. Kaip čia suprasti? Kažkas trinktelėjo. Ant tų žodžių. Įdomiai. Va šitą meškerę. Dešinę. Kažkas biškį trinktelėjo. Net supipsėjo, tai reiškia, timtelėjo neblogai. Arba šiaip gal koks kliuvinys, nežinau. Šiaip gali būti kokį žuvikį. Na va, lokaciją pakeičiau. Kita dabar vietovė. Irgi susitvarkysiu ir pabandysiu čia užsimesti. Čia, mano nuomonė, yra perspektyviau, kadangi gilesnė vieta. Antis skrenda. Ir kokios įdomios baltas. Nežinau šitos rūšies. Baltas kažkokios. Žodžiu. Dabar taip. Kukurūzus gerai dedam. Žodžiu, tą patį užsidedu. Lauksim kibimo. Bus, nebus. Žiūrėsim. Pirmasis kibimas ant šitos meškerės. Padaužė. Kažkas. Palas, čia kažkas. Va. Žinau, nėra. Šitas taip valas įdomiai skamba. Jo, nudaužė. Buvo pirmasis kibimukas.
Na jo, biškį dar buvau užsigalvojęs, užsisvajojęs šiek tiek. Aha. Taip. Gerai deduos, bandau smesti. Aš tikiuosi čia, tikiu, kad čia arba mažas šapaliukas, arba kokias aukšlikės. Nes šiaip nestipriai. Nestiprus padaužimas buvo, bet buvo. Kas jau labai smagiai nutikė, reiškia jau pirmas kibimas buvo. Ok. Žinau, gal aš ne čia per daug dedu, per stambiai. Gal ne, nežinau šiaip. Ok, bandau vėl tada mestis ir žiūrėti. Super, nuotaikos pakilo, pirmieji kibimukai. Kažkas matyt atplaukė, pabandė ant vienos pirmo meškerytės, paskui ant kitos meškerytės pabandė paragauti. Tikiuosi šapalas ir tikiuosi jis niekur nepabėgo, persimestas dabar esu abi dvi meškerės. Ir laukiam toliau. Vieta tikrai, manau, gera. Manau, pataikiau. Šiaip dar esu įsitikinęs, kad tokiu laikotarpiu reikėtų kur labiau saulę mesti. Dėl to, nes ten šiltesnis vandenukas gal kiek. Ir tiesiog žuvim geriau gal laikytis pagal mane. O šiaip neblogai. Net dabar ganėtinai nemažai šansų ir pagaut ką nors. Neaišku, kas užkips čia, neužkips. Įdomu. Dabar yra, tuoj pasakysiu, po 11. Po 11, o dar turiu geras 4 valandas žvejybos. Tai super. Laukiam ir tikimės, kad užkips šapalas. Taigi, jau praėjo pusė žvejybos. Kaip ir žuvytės dar vis nepavyko pagauti, bet, ką padarysi. Dar gan ankstyva, bet kokiu atveju. Kibimų buvo, čia vėl neužfiksavau, bet buvo vėl kibimukų ir žodžiu ant vienos meškerės patampė ir paleido. Ir neblogai šiaip. Pirmą, kai tampė, tai tokie smulkus, o dabar jau tai biškį jau kažkas panašus, ko tikėčiausi iš šapalo, va taip pasakysiu. Šiaip dar net esu pasiruošęs viską ant plūdelės. Turiu ir plūdelių ir visko, žodžiu. Galvoju, gal vieną meškerę palikti ant dugninės, su viena šiek tiek pasivaikščioti, užsidėti ir leisti pagal, pavyzdžiui, dugną. Nežinau. Visai gal nieko visai būtų. Išbandytas tokias visas vietas, sakykime, pramesti. Turbūt taip ir padarysiu. Vieną pasiliksiu, su kita pasivaikščiosiu. Nes jo. Čia taip tiesiog reikia, atrodo, laukti. Kartais biškį ir pašaro pametu, kartais ir kukurūzų pametu. Bet atrodo tiesiog, laukiu, ir iš niekur pradeda tiesiog daužyti galūnėlę. Tai to pačio tikiuosi ir dabar. Jo. O dabar yra kitas dalykas. Tai žodžiu, kadangi aš kaip minėjau, kad žvejojau, tai man atrodo sausio mėnesį, kaip žvejojau upiai, bandžiau šlakių gaudyti, bet kaip ir nepavyko pagauti, pavyko upėtakį pagauti. Tai dabar greitas toksai filmukas, kaip ten aš gaudžiau ir kaip aš pagavau tą upėtakį. Tai pažiūrim. Turiu žuvį. O, taškus. O, yra kažkas. Sukas. Upėtakis greičiausiai bus. O, žuvis. Žuvis.
Eik tu sau. Ką čia turim? Upėtakis, jo. Šlakis. Šlakiukas. Ne, upėtakis. Upėtakiukas. Eik tu sau. Ateik. Jo. Upėtakiukas. Užkibo. Ai. Čia jis biškino. Normaliai rės tuoj. Žirklutės turi viskas tvarkoj. O, žuvytė. Pagaliau. Štai tokį žuvytę. Plauk. O, vinguriavę. Yes. Upėtakiukas. Ir visai nemažas, geras upėtakis realiai. Super. Jėga. Labai netikėtų užkibo, užmečiau. Traukiu ir kažkas tik... Meškerikė taip atrodo, gal šaka, gal kažkas ir parsitraukė. Upėtakiukas. Visai neblogas, manau legalus. Jo, legalus tikrai ten apie 32 cm kokie. Super. Pirma žuvytė yra. O, yra. Šapalas. Yra. O, super. Užkibo. Ant plūdelės. Ok, ateik. Hop. Papa. O, ant kukurūzą. Super, šapaliukas. Ką, pirmasis laimikis. Gražus, man atrodo, net legalus. Šapaliukas. Op, čia kad slidu. Gerai, gal aš tai kaip nors taip ir leidžiu. Opa. Nu, plauksi, lenda į žolės. Sėdi, žolėse. Jo, sėdi, bet jau išplaukė. Super, jėga. Va, ant plūdelės praplaukiau. Nusinardino plūdelę, kirstelėjau. Yra, šapaliukas. Ganėtinai nemažas, nesprindinukas. Jėga. Pirmoji žuvelė. Šio žvejybui. Pirmasis šapaliukas. Super. Jėga. Dugninė tyli. Tai labai smagu, kad pavyko pagauti žuvį. Nes kiek realiai žvejybų buvau ir kai, tiesiog, noris taip pagauti žuvį, įkelti filmuką ir kažką parodytą, kažkokią žuvelę pagautą, bet vis neišeina, vis koks kibimas, bet vis nepalaikau aš to žuvelės rankų. Ir šiandien pagaliau pavyko, tai super. Ir turbūt matėt filmuką apie kaip aš gaudžiau upėtakius, šlakius, bet pagavau upėtakį. Tai tikiuosi irgi įdomiai susižiūrėjo. Ir tai pakol kas viskas super. Tęsim. O dabar net apskritai noris tiesiog su plūdelė tiesiog žvejoti. Eit per visą upę ir mėtyt plūdelę ir žvejoti. Deja, bet dugninį nepavyko pagauti panašu. Nes jau kažkaip ir skeptiškai žiūriu į ją. Bet nieko. Jo, šiaip esu įsitikinęs, kad va taip mėtant, nes tiesiog atrodo, kad efektyviau yra tiesiog plaukia masalas, ganėtinai natūraliai plaukia ir manau, ta žuvelė kaip tik labiau suvilioja, negu tiesiog kažkur primesta kažko. Ir jeigu ten aplinkui net nėra, tai irgi. O, dingo. Yra. O, nebėra. O, va čia tai buvo. O, tata. O, šiaip ganėtinai nemažai pražvejau su plūdele irgi. Kaip ir susilaukiau porą dar papildomų kibimukų, bet
nepavyko jų realizuoti. Bet šties tikrai pavyko žvejyba, pagaliau po tiek laiko, labai smagu, super nuotaikos. Dabar gal net biškį pailsėsiu, iš tikrųjų, kokį šokoladuką turiu suvalgysiu. Čia ganėtinai ilgai vaikščiau, bandžiau pagauti dar vieną šapalą, nes labai užkėlė azartą ir labai norėjus, bet dėja. O, įkabinau. Turiu kažką. O, gera žuvis. Oi. Kažką gerai įkabinau, beleisdamas. Gerai taškasi. O. Oi, šapalas geras. Oi, gerulis. Gerai, dabar kažkaip man jį reikia persikelti, bandyti. Oi, geras. Gerai. Kažkaip tu. Gerai. Aha. Gerai, graibštukas. Ateik čia, fainuolį. O, papa, tai šapalas. Va toks šapalas. O, papa, va čia tai jau žuvelė. Rimtas laimikis. Wow. Kažką panašaus šiaip esu pagavęs vieną kartą. Panašaus dydžio šapalą. Va tokį žuvelį. Va čia tai graži. Gražus šapaliukas jau čia. Ne iš menkųjų. Gerai. Palaukit. O, varyk. Ui. Su galva į nėrį. O, wow. Va čia jau žuvelė. Nu super antra žuvelė. Jau šita tai rimta. Nevaikiško dydžio. Na kągi, žvejybą baigiu. Na, pavyko šiandien puikiai pažvejoti. Pasiekiau to, dėl ko aš čia ir atvažiavau. Tai viskas labai super. Labai įdomus įvykis atsitiko, kad atvažiavau su dugninė, žvejau su dugninė, turėjau ir kibimų, bet kažkaip sugalvojau pasikeisti plūdelį, nes lygiai taip pat buvau įsidėjęs ir pasiruošęs plūdiniai žvejybai, jeigu kažkaip kiltų noras. Ir kilo noras ir net pavyko 2 šapalus pagauti. Vienas iš jų tikrai labai ganėtinai didelis. Ir apskritai vienas iš didžiausių šapalų, kokius esu pagavęs savo gyvenime. Praeitais metais nemažą šapalą su muselinė pagavau, man atrodo dar didesnį, bet irgi šitas jau stambus, šitas jau geras buvo. Taigi labai ačiū visiems, kurie žiūrėjot ir iki kito karto.